Sveiki, tai bus galbūt naujas formatas, kai aš pabandysiu atsakinėti klausimus sporto metu, nes laiko dažniausiai neužtenka, tai manau galima būtų sukombinuoti šitus du variantus. Tai viena iš tokių problemėlių, arba kitaip sakant, klausimų iš vieno iš mano klientų, tai buvo būtent dėl svorio kitimo, kai žmogus nežino, ar tikrai jo tas svoris krenta ar nekrenta. Tai vienas iš tų dalykų yra 3 galbūt tokios opcijos, variantai, kuriais jūs galėtumėte stebėti savo svorio metimą ir svorio kontrolę. Tai vienas iš tų svorio kontrolės stebėsenų yra svoris, kurį jūs matuojatės. Antras variantas tai yra jūsų kūno kompozicija, kaip keičiasi jūsų kūnas, arba kitaip sakant veidrodis, kurį jūs dažnu atveju pasižiūrite. Na ir trečias variantas tai yra jūsų matmenų žymėjimasis, matavimas. Tai norėčiau galbūt dabar pašnekėti apie kiekvieną atskirai, nes klausimas buvo toks. Kaip dabar yra? Aš nesuprantu, ar mano svoris krenta, nekrenta, nes tarkime, atėjau pirmadienį, pasimatavau, svoris buvo, tarkime, 80, o sakykime, trečiadienį jau pasisveria žmogus ir sako, mano svoris 82, aš čia sustorėjau, aš lyg tai nieko nevalgiau, bladibla, bladibla. Tai atsakant į šitą klausimą, iš tikrųjų yra kažkoks taip vidurkis, kokiu mes galėtume spręsti, ar tas svoris krenta. Tai be abejo mes galėtume tai spręsti, matuodamėsi savo svorį kiekvieną dieną. Priežastis iš tikrųjų jums reikia išsivesti savaitės svorio vidurkį, kad jūs tiksliai žinotumėte, ar jūsų svoris kinta. Nes svorio pakitimas labai dažnu atveju gali kisti labai stipriai per 1 ar netgi 2 kg priklausomai nuo tam tikrų situacijų. Taigi pavyzdys, kaip ir minėjau, pirmadienį žmogus pasisveria, sveria 80, džiaugiasi, kad viskas yra good. Trečiadienį pasisveria 82 kg. Ir vėl down į depresiją, kažkokią nepasitenkinimą dėl savęs, kad galbūt per daug valgė ir panašiai. Tai vat, į šitą nereikėtų kreipti dėmesio, nes priežasčių gali būti daug. Pirma iš priežasčių, tarkim, jūs pradedat gerti labai daug kavos, daug skysčių yra išvaroma, jūsų kūno svoris 80, bet saim po treniruotės vyksta uždegiminiai procesai ir jūsų kūnas, kai atsistatinėja, uždegiminiai procesai dažnu atveju reikalauja nemažai skysčių, jie kaupia skysčius, plus papildomai druska ir visi kiti dalykai. Vėlgi priklausomai dar koks maistas yra vartojamas, kuris gali irgi užlaikyti šiek tiek skysčius jūsų kūne. Tai atsakant į mano paklaustą klausimą, mano kliento klausimą, galiu atsakyti labai paprastai, kad svorį reikėtų svertis kiekvieną dieną ir jį kažkur tai užsirašinėti. Geriausia tai būtų kažkoks tai excelinis failas, kuriame jūs pasižymėję svorį, kiekvieną dieną galite išsivesti vidurkį. Ką aš turiu omeny? Kaip pavyzdys, sakykime, pirmadienį rašote vieną svorį, antradienį tą, kurį pasisvėrėte, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, vienu žodžiu, visas dienas rašote svorį. Per 7 dienas pas jūs išeina vidurkis. Tai reiškia tos savaitės svoris. Ok? Tai kaip pavyzdys. Sakykim, tos savaitės svoris, žmogus, kuris sakė, kad pirmadienį pas jį buvo 80, trečiadienį pas jį buvo 82, pasirodo jo savaitės svoris padalinus iš 7 dalių, sakykime, iš 7 dienų, pas jį svoris bus, sakykime, 81,200 gramų. Taip? Kaip pavyzdys. Ir jis tą patį viską daro visas likusias savaitės ir jeigu mes sudarom grafiką, mes matome, kaip kreivė krenta, nekrenta. Kodėl dabar būtų blogai svertis tik 1 kartą į savaitę? Tai ta pati priežastis. Jeigu žmogus pasisvėrė pirmadienį, svėrė 80, bet vėl jis pasisvėrė, sakykime, kitą pirmadienį, pasivėl sukauptas didelis kiekis skysčių ir pasisakykime 82. Tai kaip tada žmogus ką galvoja? Jis galvoja, kad jo svoris visiškai nekinta. Bet kai mes išsivedame, sakykime, vidurkį visos savaitės ir pagal vidurkį viską sprendžiame, tuomet jau mes galime būti ramus, kad tikrai mes išsiaiškiname savo vidutinį svorį savaitės eigoje ir į tai atsižvelgti dėmesį. Dabar svertis reikėtų vėlgi kiekvieną dieną tuo pačiu laiku. Geriausia tai būtų, sakykime, rytas,
ryte atsikėlėt, išsitušinot, atlikote savo reikalus, kuriuos norėjote atlikti ir tada pasisveriat. Ir tokią rutiną kiekvieną dieną darytis. Toliau kitas momentas. Būtina jums visą šitą fiksuoti. Kai jūs fiksuosite tuos skaičius, jūs tiksliai žinosite, kur jūs esate. Po 2-3 savaičių jūs turite pasižiūrėti tuos rezultatus. Tai kaip pavyzdys, jūs visiems turėsite savaitinius rezultatus. Tai jeigu per 3 savaitės jūsų svoris nei kiek nekinta, jeigu per vieną savaitę buvo 81,2, kitą savaitę 81,1, trečią savaitę 81,5, vadinasi, yra kažkas tai ne taip. Kažką ne taip darote. Pastovų svoris, viskas yra gerai, jeigu jūs norite išlaikyti tą patį svorį, bet jeigu jūsų tikslas yra keisti kūno kompoziciją ir numesti svorį, tada turit kažką keisti, peržiūrėti savo visą dienos rutiną, ką jūs galite ne taip daryti. Kitas momentas yra kūno proporcijų arba kūno vietų stebėsena su centimetrais. Kitaip sakant, turite matuotis savo kūno dydį. Tai jūs galite žiūrėti viską labai paprastai, pasirinkti tas vietas, kurios jums atrodo labiausiai yra per didelis pas jūs. Ir atsižvelgiant į tai, pasimatuoti. Kaip pavyzdys. Pasimatuoju krūtinę, pasimatuoju juosmenį, pasimatuoju sėdmenis ir užsirašau šiuos duomenis. Po savaitės atliekate tą patį veiksmą ir žiūrite savo dydį. Ar yra pakitimų, ar nėra pakitimų. Tai, sakykime, jūsų esminė dalis 108 cm, arba, kaip sakant, jūs matuojatės per pilvą, po savaitės pasižiūrite 107,5. Vadinasi, pusę centimetrų jūs numetėt, vadinasi, viskas vyksta labai gerai. Netgi jeigu jūsų kūno svoris išliko toks pat. Tai reiškia, matavimasis būtent savo proporcijų. Ir tą jūs turėtumėte daryti kiekvieną savaitę. Nerekomenduoju tą daryti kiekvieną dieną, kaip su svoriu, nes prasmės nėra, o kiekvieną savaitę. Ir kiekvieną savaitę susivedinėjate savo matmenis, savo duomenis. Vėlgi, kitas momentas yra su matavimu, kad kai kurios kūno vietos pagal matavimą gali pakeisti. Todėl visą laiką turite surasti vieną kūno vietą, tiksliau galima sakyti taip, poziciją, kurioje jūs matuositės ir būsite tikri, kad vėlgi toje pačioje vietoje matuojatės. Tai surandate, kaip pavyzdys, su krūtinė. Surandate vietą, kurią visą laiką matuosite, sakykim, ties spieneliais, kaip pavyzdys jo. Ir turite su krūtinė padaryti 2 variantus. Tai įkvėpus ir iškvėpus, ir tada jūs išsivedat vidurkį tarp įkvėpimo ir iškvėpimo, nes skirtumas gali būti netgi 2 cm. Tai vidurkis bus būtent jūsų tas tikslus matavimas. Ta pati situacija ir su pilvu. Tai jeigu jūs per juosmenį matuojate, tai išpūskite maksimaliai pilvą ir tada įtempkite antrą matavimą savo vidinius pilvo raumenis. Tai vėlgi, skirtumas gali keisti iki 2 cm, galbūt ir daugiau, priklausomai kiekvieno žmogaus. Ir vidurkis tarp tų 2 skaičių yra tas skaičius, kurį jūs turite pasižymėti. Kitą savaitę tą patį pakartojate ir jūs matote, ar kinta, nekinta. Tai kaip pavyzdys, aš jums pasakiau 3 vietas, be abejo, jeigu jums labai įdomu, dėl, pavyzdžiui, bicepso, dėl šlaunų apimties, nes, pavyzdžiui, galbūt pas jūs ant šlaunų labai daug yra riebalinio audinio. Tai jūs tiesiog pasižymėkite tas vietas, kurias norite. Ir kitą savaitę lygiai tą patį darykite. Na ir tas trečias variantas. Savęs sekimas veidrodyje yra labai neblogas, bet šiek tiek pakeiskite jį pridėdami nuotraukas arba video. Tai kiekvieną dieną jūs matysite be abejo save veidrodyje. Ir kiekvieną dieną save matydami veidrodyje, greičiausiai nelabai pamatysite didelio skirtumo. Skirtumą dažniausiai pamatysite po savaitės kitos, kaip jūs atrodote.
ar jūsų, tarkim, pilvas neišsikišęs, galbūt mažiau išsikišęs ir panašiai. Tai todėl savęs stebėsena jums reikėtų daryti ne tik su veidrodžiu, bet nuotraukos, tai priekis, šonas, iš galo. O dar geriau, jeigu jūs pasidarytumėte tiesiog video, atsistotumėte prieš savo telefoną, pastatytumėte jį vertikaliai, atsistotumėte iš priekio, pastovėkite 3-4 sekundės, pasisukite šonu, 3-4 sekundės, pasisukite nugarą, 3-4 sekundės ir tiesiog galite vėl papildomai pasidaryti pasisukimus aplinkui, stovint vietoje. Nusifilmuojate, šitą video išsisaugojate, užsirašote datą ir šitą variantą pakartojate, ar tai bus nuotraukos, ar tai bus video, po savaitės. Ir aš garantuoju, jeigu jūs taisyklingai turite tam tikrą rutiną, po 12 savaičių, kai jūs pažiūrėsite į pirmą video, kur jūs darėtės, ir į 12 video, jūs iškart pamatysite didelį pokytį. Taigi, 3 faktoriai, 3 būdai, 3 variantai, ir kaip bebūtų, kaip pavadinsite, kaip jūs galite stebėti iš tikrųjų, ar viskas pas jūs vyksta taip, kaip jūs norite, kad vyktų. Tai skaičių jūs niekada neapgausite, veidrodžių irgi niekada neapgausite. Kitaip sakant, išvaizdos. Tai jeigu jūs taikysite šitą principą, šitos 3 būdus įtrauksite į savo rutiną, tai jūs turėsite tam tikrą ir labai aiškų atsakymą. Ar pas jūs vyksta pokyčiai, ar nevyksta pokyčiai. O dabar kaip tuos pokyčius daryti, vėlgi, tai atskira tema, apie kurią mes galėsim pakalbėti per kitą treniruotę.